X padel lygos transliacijų rėmėjas Casino Admiral. Nuo vienos idėjos iki 1000 galimybių pasiekti pasaulį kilo sparčių verslų kūrėjas. Casino Admiral lažybos. Casino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Subalansuotas, ryškus, nepaliekantis abejingų. Švyturys Extra Dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sveiki visi, na ką, mes jau nekantriai laukiame penktadienio, laukiame reguliaraus Eurolygos sezono pabaigos, na ir smagu, kad su maksimalia įtampa, galima sakyti, nežaidžiam dėl patekimo, jau patekome, tiesa vis dar nežinome kur, ar į krintamasias, ar į atkrintamasias, tikėsimės, kad į atkrintamasias, bet kad ten patektume, visų pirma turime laimėti prieš Paryžiaus basketball komandą. Paryžiaus krepšinis atvyksta į Kauną. Taip, Paryžiaus krepšinis atvyksta į Kauną, kas gerai, kad esam patys savo šeimininkai, esam patys savo likimo kalviai. Mūsų pergalė mums garantuotų, mums nereiktų žiūrėti į visus kitus. Pralaimėjimas priverstų kažkiek skaičiuoti, reiktų turbūt labai didelės ir sėkmės, kad mes ten būtume. Turime tiesiai šešetę. Tai bet aišku, visko gali būti, dalį rezultatų jau žinosim prieš rungtynės, tai kažkiek galbūt jau truputėlį ir lengviau dėlioti, bet aišku, viso paveikslo turbūt sužinosime tik po rungtynių, tai ten ir pakalbėsim. Aš atsimenu, kad dar prieš savaitgalį, prieš startuojant savaitgaliui, tu jau minėjai, kad apie Paryžiaus komandą yra tikrai ką pakalbėti, tai kaip suprantu, esi pasiruošęs papasakoti nemažai apie šitą tikrai išskirtinę komandą. Atrodo, tu žaidi paskutinės rungtynės, tu žaidi prieš komandą, kuri yra pačioj, kuri jau turbūt neturi jokių šansų, bet kad lengva bus, tai tikrai nebus, jie žaidžia labai gerai, reikia paminėti faktą, kad jie ne per seniausiai pakeitė trenerį prieš 4 turus, po trenerio pakeitimo jie laimėjo iš 4 rungtynių 3, kas yra irgi dabar savotiškas pakilimas pas juos. Ir apskritai 10 rungtynių tas atkarpa 6-4, tai reiškia, kad jie vis tiek žaidžia, nors jų ten šansai jau seniau neturėjo jie jų patekti. Jie visiškai nežiūri turnyrinę lentelę, jie žaidžia krepšinį, jie mėgaujasi krepšiniu, jie žaidžia laisvai. Žalgirį galvoju įtampas lieks žymiai labiau negu Paryžių, nes Žalgiriui reikia laimėti, Paryžių laimėti nieko nereikia. Jie mėgaujasi savo žaidimu, nors ir treneris pasikeitė, Braižas nepasikeitė. Žaidžia vėl, ką kalbėjom, treneriai keičiasi, žaidžia tą pačią sistemą, kažkas matomai iš aukščiau ten valdo kai kurios dalykus tame klube, dėl to ir daro tą klubą išskirtinį ir ypatingą. Tai ir momentas toksai, kur reiktų atkreipti abu dėmesį, kalbant apie pačią komandą ir apie dalyką, kas buvo problema mums žaidžiant pirmas rungtynes, reikia priminti, kad mes jas laimėjom, žaisdami jų krepšinį, kas atrodo, norėčiau, kad sakytum, kad reikia žaisti priešingą krepšinį, norint mušti jų tempą, bet mes vėlėme jų krepšinį ir laimėjom. Tai 108-105. Be pratęsimo noriu paminėti tose rungtynės buvo labai įdomios, permainingos ir apie tą galą pašnekėsim, bet jeigu taip kalbant apie komandą ir apie pagrindinę problemą tose rungtynėse, ypač pirmoji pusėje, tai turbūt greičiausiai krepšinį žaidžianti komanda, tai vieno perdavimo komanda, kaip mes sakom, pass and shoot ir tritaškių išmeta beveik truputėlį mažiau negu 2 taškų, bet jeigu taip žiūrėtum, ten gal kokie, nežinau, vidurkiais verčiant, gal 4 ar 5, sakytum, greičiausiai 3 taškiais mažiau negu 2 taškų, bet faktiškai galima sakyti, kad jų tiek pat išmeta. Tai greitas puolimas, 3 taškai metimai, tai ką ir galim iš karto eiti video, tai didžiausia problema buvo, kad, sakau, po atkovoto kamulio pereinam ir negali sakyti, kad čia yra 100% proga. Čia, sakytum, tokia pėšim situacija, pirmas perdavimas, 3 taškis metimas. Ir su pirmą pusę vis realiai pagrindinė problema įsivaro, vienas perdavimas, 3 taškis metimas ten. Čia negi toks kuriozinis momentas, kaip prie presingo, norėjo Slyvą atkirsti žaidėją nuo kamulio, jie iš karto apsiunčia į priekį, atgal perdavimas, 3 taškis metimas, 21 sekundė.
Įspūdingai tikrai. Perina į kitą pusę, vienas perdavimas, Herrera tritaškis. Antras dalykas, labai atletiška komandas laiką lipa ant lentos, atvert. Net nepavyko, bet iš karto atmetė vėl tritaškis. Išmeta vėl metą. Atakuoja įspūdingai visą laiką. Ir po įmesto metimo išsimeta, jį visų kamuolių traukia ir iš karto jį mato, kad jeigu bauduoji, kaip ir buvo matosi Žalgirio planas stabdyti jų greitą krepšinį. Bet Brazaikis turi tą problemą. Ar jis, sakau, nejaučia to tokio ritmo, bet jau ne pirmą kartą jį labai gerai pagauna būtent su tritaškiais metimai. Ant jo ir labai matosi, kad jisai ruošiasi daryti pražangą, jis duoda turbūt tą milisekundę pasiruošti tam žaidėjui. Ir nes ir šitame epizode, kur tu rodai, jau taip akivaizdžiai, kad ten Hifis viską pasidarė, paskui ką reikėjo. Tai va, ta prasme, vėl 3 baudų metimai greitam puolime. Tai tie dalykai, sakau, atrodo įspūdingai ir čia vėlgi Potkova. Antra pusė buvo geresnė šituo atžvilgiu, nes mes sugebėdavom padaryti pražangas, kaip ir matom, gana anksti, nepraėjus vidurio. Čia dar iki jam keliant kamuolį į viršų, tai čia, sakau, laiku padaryta pražanga. Ir greičiausiai per pertrauką buvo pašnekėta, kad reikia pažiūrėti Slyvos sprintas ir jis net nebando žaisti gynybos. Jisai žino, kad mes nesam bonuse ir jisai iš karto gaudo, kad net eliminuoti šitą žaidimą. Ir antroji pusė, sakyčiau, buvo viskas geriau, nes pirmoje pusėje paleidom tą daryti, ką jie nori. Tai va, sakau, šitą, ką antroji pusėje darėm, tai tą mušti tempą, būtent pražangomis, tai vienas iš plano yra dalių turėtų būti. Antras, aišku, o net kauto kamuolio visiems sprintuotas, gal atsirinkinėja žmonės kuo greičiau. Manau, tikslas būtų įvelti komandą į pozicinį puolimą, nes būtent prie pozicinio jau jie nėra tokie stiprus. Ir ką mes tose rungtynėse taikėm, nes kadangi 5 numeriai nėra metantis, tai galima buvo ir pasivesnę gynybą žaisti. Tik labai yra svarbu, nes yra labai svarbu yra abu gynėjai, tai Hifis tiek Robertsonas, kad su jais eiti agresyviai ir išmušinėti. Nes jeigu didelis traukiasi, tai labai kaip ir čia Gosas gana greitai pasitiko, Ulanovas irgi pasitiko ir duoti kontaktą, priversti juos iš tikrųjų stabdyti, neatakuoti. Čia sakau labai irgi geras Goso pavyzdys, gana labai arti, tai turėtum labai stipriai išsimušinėti, neleisti padaryti tos vadinamos gyvatės su Gorta užtvara. Tai va, poziciniam puolime jau jie netokie pavojingi. Tai va, pliusas didžiausias, ką mes padarėm, kad mes privertėm žaisti antroje pusėje į poziciniam puolimą ir tada jau gavosi kažkiek išsilygino mūsų santykiai ir jėgos. Aišku, tu sakai, antra dalis buvo gera, bet paskutinis ketvirtis abi komandos 60 taškų sumetė. Tai mes ten pakalbėsim apie galą, bet čia kažkaip su Madrido rungtynėse. Kartais būna 65-72 rungtynės baigės, čia per vieną kėlinį abi komandos 60 taškų sukratė. Įspūdinga tikrai. Ir vienas momentas, kai jeigu aš galvoju, Žalgiris irgi pasirinks, turbūt greičiausiai nenorės keistis, nes kaip bebūtų tiek Hifis, tiek Robertsonas, jie tokie gana individualiai stiprų žaidėjai yra ir jie aplošinės galbūt mūsų didelius, tai aš galvoju, kad jie greičiausiai pasiliks tą pačią sistemą, tik tais vėlgi gerai išsimušimas, ko tu turi stengtis neleisti, tai neleisti iš tikrųjų tos sustoti ir padaryti gyvatės, nes jie tą labai gerai daro, ta vadinant Gorta situacija, didelis visą laiką atvirtinėja, tai čia jie tokia turbūt viena geriausiai tą darančių komandų, čia labai puikiai Hifis įeina ir pelno taškus, tai tėvas, tas momentas matėm, kažkiek sustabdėm, bet šiaip šitų buvo nemažai, dar pakalbėsim apie juos, kai žiūrėsim individualius pasirodymus iš tikrųjų. Nes ir čia matom, greitam puolime lygiai taip pat įeina, kaip turi laikai silpnos rankos, bet jis pasigauna nugaros, šitas žaidėjas nukerta savo ir jisai vis tiek grįžta gyvatės pagalba ant kairės ir jis įmeta metimą. Tai šita situacija gana dažna buvo ir ją reiktų taip jau to fiziškumu kažkaip bandyti atkirsti, nors nėra lengva, nes jie tai tikrai daro tą geram lygyje. Kaip matau, dramatiškai klostėsi tos rungtynės ir net 95-95. Mes pabaigsim apie taktinius dalykus ir mes pažiūrėsim visą galą, nes galas buvo įspūdingas, iš tikrųjų. Aš jau net pamiršęs, žinai, įdomu bus pasižiūrėti. Dabar iš puolimo pusės, tai jau tą hedge and plug, arba kaip jie vadina hedge and drop gynybą, tai jau čia nuo įsalo laikų, čia likęs dalykas, kurį jie tokie jau daro kaip ta prasme jau labai gerai, keičiasi treneriai, jie vis tiek tą patį žaidžia ir kaip tu atakuosi tą gynybą. Tai truputėlį apie pačią gynybą iš tų rungtynių, tai
Hedge tai yra stepautas, ta prasme, tai didelis yra tas žmogus, kuris kyla ir stabdo kamuolį. Tik skirtingai negu kitos komandos gynėjus leidžia paskui ir nori greičiau grįžti prie kamuolio. Ką daro Paryžius? Jie didelis stepautuoja, mažas atšokinėja. Tam, kad dengtų short roll, tas trumpą nusileidimo perdavimą. Ir labai gilias pagalbas turi. Tai va čia tas momentas, kur tu turi priimti sprendimą, jeigu tu perlaikysi kamuolį, kaip čia, tai po to viskas tave sustabdo, perdavimo nepaduosi, turi duoti atgal, jie spėja grįžti ir čia jau yra 1-1 situacija. Katara geras gynėjas. Tai va, iš tų tokių nedaugelių gynėjų, kur su Francisco gali 1-1 gintis. Tai čia va, irgi buvo geras labai sustovėjimas ir dar matysim iš tikrųjų kelis gerus jo epizodus prieš Francisco. Tai va čia Kataratos iš gynybinės pusės galima išskirti, bet šiaip apie pačią sistemą tai yra tokia ir labai jeigu perlaikysi kamuolį bus problemų. Tai ką Žalgiris padarė? Žalgiris iš tikrųjų neblogai aplošinėjo tą sistemą tose rungtynėse. Tai pirmas momentas, kad greitai nusimesdavo kamuolį, tasme atakuoti iš karto ir kol tada dar didelis grįžta, jeigu tu nusimeti kamuolį, ieškot persvarų, kaip šitoj vietoj Birutis leidosi po krepšiu, jau gavosi MBE turi grįžti kadangi kamuolys eitų į perdavimas ir būtų metimas ir kol 5 dar grįždinėja, yra laiko tarpas, kaip 5 yra laisvas, jeigu niekas neateina padėti, tai tu gali surasti. Bet esmė, jeigu taip yra kalbėtai apie šitas nusimetimas kamulio greitas, tai va čia yra momentas, ką reiktų daryti, neperlaikyti kamulio. Nes matėm, kaip Brazdeikis perlaikė, tai situacija jo neskilo visiškai. Vėl su perdavimu. Ir ką Žalgiris iš tikrųjų gerai pagavo, nes tu gynėjas atsitraukinėja saugodamas didelį. Ir kol 5 grįždinėja, šitas mūsų gynėjas yra visiškai laisvas. Ir ant to momento jie paduodavo atgal ir čia 1-1 greitai atakuodavo. Ir iš to tikrai turėjo nemažai situacijų. Tai va čia, sakyčiau, momentas, kaip Žalgiris apžaidinėjo tą sistemą, tai buvo geras ir jis pakankamai neblogai veikia. Čia irgi pažiūrėkit. Perdavimas, kadangi dabar Katara jau yra atsitraukęs, greit atiduota perdavimą Gosui ir čia jau tokia, sakyčiau, kaip klausaut situacija, kai jisai truputėlį grįžinėja ir tu atakuoji 1-1. Tai šitą dalyką darė, matosi tikrai specialiai, kaip atakuoti vieną iš būdų. Tau nereikia žaisti 2-2, tau užtenka atakuoti sugrįžtantį gynėją, kurie iš tikrųjų, gerai, Katara geras gynėjas. Bet ten kažkaip būna ir Hifis gali būti Robertsonas ir ten gali būti kokius Herrera gali būti, kurie nėra iš tikrųjų iš esmės individualiai geri gynėjai, o tu kai tu turi Francisco tokį, tai čia super yra variantas. Tai va, o kitas dalykas, kaip pramušti jų presingam, nes jie labai, atrodo, žinai, jie komanda, kuri praleidžia daug taškų, bet negali, kad jie blogai ginasi. Jie labai agresyviai ginasi, jie labai ginasi perdavimo linijose, jie turi labai daug tų vadinamų deflectionų, rankų darbas yra labai geras ir yra labai pavojinga, plus visas rungtynės presinguoja ir nebijo parizikuoti kaip čia su dvigubom gynybom. Tai čia reikia pripažinti, kad mes tikrai neblogai išsprendėm, nors ir kartais rizikingai, su Biručio varimus į kamulio. Klausykis. Bet mes turėjom daug pigių taškų, dėl ko aš sakau, kad mes įsivėlėme jų žaidimą, nes mes iš tikrųjų atakavom. Mes praeidavom iš tikrųjų tą presingą, čia irgi, žiūrėkit, dvigubas, gerai pasisiūlydavo dideli, permesdavom ir mes čia su persvara eidavom ir pelnydavom taškus. Tai čia Rūlės tritaškis, nors irgi atakuojam gana anksti. Bet šiaip didesnių problemų prieš tą presingą mes neturėjom. Vėl laiku paduotas Ūlei kamuolys, Ūlė eina 2+1. Tai va šitas momentas yra labai svarbus, kaip pramušti čia. Reikia labai nepasimest, nes jie eina vėl, pažiūrėk, metą, dvigubo gynybą. Tai va dėl to mes truputėlį gal ir tų taškų daug parinkom, nes grinai jų tas provokacijas gynybinės mes vertėm greitais taškais puolime. Tai čia va toks dar vienas momentas, kur reiktų būti pasiruošus, nes jie tą daro. Šiaip pasižiūrėjus į statistiką, tai po 7,30 kamulio perima per rungtynes Paryžius, tai gal visai neblogas tas rezultatas, ar ne? Nėra labai super jau įspūdingas, ten sakytum jau kokia link 10 kamuolių galbūt, bet šiaip reiktų pažiūrėti, kad viena iš tų turbūt ir pirmaujančių, turbūt komandų. Esmė gerai, neperėm, bet žaidžia tame tokiam, tame vadinamėm tokiam rizikos ribos, kaip čia vadinam, gamblinimo. Tai pirma vieta. Pirma vieta, ne Paryžius. Tai, tai
Geriausiai perima kamuolius. Tai smagu, tas jaučiasi pagal tą visą braižą. Nu ką, ir einam apie į rungtynių galą. Ten, sakyčiau, buvo įdomių dalykų, buvo kelios atkarpos. Pradėsiu nuo momento, kai iš tikrųjų 95-95 ir čia buvo Francisko atkarpa, kurisai daugiau žaisdamas kaip visą laiką 1-1, kai vėl kalbėjome apie tą momentą, jisai, puikiai tą daro, gaudo tas pražangas, tai išprovokavo 2 baudos metimus, sumetė, turėjom sustabdytą ataką, vėl Francisko perina į greitą puolimą, vėl pražanga, vėl 2 baudos metimai, tas met dar įkrenta, tai 2+1, tai tokių momentų įmeta baudą, pasidaro +5 ir čia dabar jie bando žaisti jau 2 gynėjais ir šitų momentų Francisko gerai išsimuša su Robinsonu ir surizikuoja, pamatęs, kad Hyfis turi kamuolį, perima dar kamuolį ir pelno taškus. Ir per trumpą laiką mes turim atkarpą 7-0 ir sakytum jau 2-20 ir tu labai arti pergalės. Tai turėjom tokią tikrai gerą atkarpą. Kitoje pusėje turėjom iš tikrųjų gerą gynybinę ataką, jie jam pačio galo bando žaisti 2-2, mes nesikeičiam, Gosas gerai išsimuša su Hyfiu, ir pataiko fantastinį metimą. Čia Hyfi dalykai. Aš nemanau, kad čia jau net ir Hyfi jau čionais jau yra nemažai tikrai. Tai va, pelno 3 taškus, tai 3-0 atkarpa. Ir kas atsitinka, jie išleidžia tada Katarą būtent prieš Francisko, nes Francisko karštas. Ir Katarą pasiema ir čia Katarą momentais. Jisai paima iš krašto vieną kamuolį, Dagos kodis žaidėjas, kuris galėtų galbūt lenkt. Jie pereina į greitą, pelno 2 taškus. Čia turėjom vieną ataką, pramestą metimą, po atkovoto kamuolio mes vėl išeinam ir Francisko nori žaisti ramiai, kas yra logiška. Ir Katarą vėl jį užatakuoja. Ir Francisko praranda antrą kamuolį. Aš pasižiūriu dabar į Katarą statistiką, tai aš atsimenu, mes ir po rungtynių tu akcentavai šitą žaidėją, bet gal tada nebuvo +- rodiklio, su Žalgiriu pas jį +- rodiklis +22. Tai daug ką pasako. Nors taškų jis ten nelabai... 3 taškus tik tai įmetė, bet su jo turbūt gynyba, cementavimu viso to penketo tai toks rezultatas. Aš nenustepčiau, kad jis jį paleis būtent prieš Francisko, kad jis bus tas žmogus, kuris galėtų turėti... Jis toksai ir ūgio 1,92. Normalus. Pakankamai toks gerai fiziškai sudėtas žaidėjas, galbūt nėra labai, kas būtų atakavimo iš puolimo pusės, labai stabilus, bet iš gynybinės pusės tikrai labai geras žaidėjas. Ir čia matom 2 epizodus, perimtus kamuolius. Ir problema, kurią turėjom visose rungtynėse, tai žaidimas gynyboje su 4 pozicija, tai būtent vieną žmogų ir paminėsim po to vėliau, kai kalbėsime apie jų individualius pasirodymus. Tai MBA, kuris po pick and pop situacijos smeigia eilinį 3 taškį šitose rungtynėse ir vėlgi mes turim atgal 8-0 atkarpą ir Paryžius išeina į priekį 1 tašku. Per trumpą laiką 2 ten pasikeitė kardinaliai situacija, emocinis fonas Paryžiaus naudai. Ir turim polipolime Francisko, jau jį dvigubina, tada labai aišku, kaip jau esam kalbėję, kaip ir su Fenerbahče mes turėjom labai gerą Goso kirtimą į tarpą pasisiūlyti. Išmestas kamuolys, skaičiau, neblogai žaista ataka, Ulanovas meta gerą metimą, nepataiko. Dabar čia galim pakalbėti apie Ąžuolą Tubelį, kuris atkovojo ir jį pelnė 2 taškus. Tai čia... Palauk, ar tik tai ne šitose rungtynėse jisai tą 2 taškį ir paleido nuo lentos tokį, ar ne? Įkirtęs ten, prisimenu, tai... Ir čia dabar turim gynybą vėl prieš MBA, Ąžuolas lyg sustovi gana gerai, duoda kontaktą, pramestas metimas, bet vėlgi čia sunku pasakyti, kodėl Birutis sugalvojo numušinėtą kamuolį vietoj to, kad imtų jį. Atmuša taip tiesiai MBA į rankas ir šis pelno vidutinį metimą ir vėl Paryžius išeina į priekį. Ir tada turim tą ataką, kur buvo... Kadangi Franciskojo matėm turėjo 2 klaidas, mes turim ataką, kai jie žaidžia 2-2, kur galėjo pasirinkti abi pusės, tai kaip vadinama ragų situacija. Gostas nusprendžia pasirinkti Slyvos pusę, atakuoja, jį sustabdo, atiduoda Ąžuolui, greičiausiai Ąžuolas galėjo ir per toliau Francisko, bet Ąžuolas nusprendžia atakuoti 1-1 kairę ranką stipriai ir pelno dar 2 taškus. Tai atkovotas puolime kamuolys ir šitas epizodas Ąžuolo mus išveda į priekį. Ir turime vėlgi gynyboje situaciją su 2-2 su 4 pozicija, tai Žalgiris jau nusprendžia eiti agresyviai su Hyfi, vadinama trap situacija, kai jau
realiai tu dvigubą gynybą žaidži tol, kol žaidėjas atsikrato kamulio, o Hifis kaip tyčia nusprendė neatsikratyti kamulio, jis norėjo toliau atakuoti, prieš tai buvo įmetęs tą sunkų metimą iš kampo ir čia tas sakyčiau, pakiša jam koją. Gavęs kontakto pameta kamulį ir kamuolys atitenka Žalgiriui. Tai čia, sakyčiau, labai geras Ąžuolo dar ir sustabdymas gynybinis, tai tokie 3 geri Ąžuolo epizodai. Tada jie bauduoja, Ulanovas sumeta abi baudas ir jie turi paskutinį metimą ir sakytum, čia super gynyba, bet žinant Hifį, tai čia galėjo visko būti. Bet jau čia matau vėlgi, nelabai turi galėti turėti priekaištus, šoko visi, kas galėjo įdengti ir tokiu būdu mes išplėšiam pergalę. Tai. Na, kažkaip ramiau norėtųsi penktadienį laimėti. Norėtųsi aplamai penktadienį laimėti, pirmiausiai gal ramiau. Ramesnio žaidimo tai aš nesitikiu, aš manau, Žalgiris bandys kažkaip numušinėti tempą, Paryžius bandys bėgti, tai čia tas dalykas tikrai bus, o net ir, aš galvoju, kad mes Paryžiui per daug įsivėlėme jų žaidimą. Aš kažkaip norėčiau truputėlį, kad Kaune Žalgiris kontroliuotų tempą, o ne Paryžius, nors pamatysim, bus tikrai labai sunku tą padaryti. Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Subalansuotas, ryškus, nepaliekantis abejingų. Švyturys Extra Dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Taip, na ir ką, einam prie asmenybių šitose rungtynėse, kurių laukiam, iš kurių tikimės. Silveinas Francisko, prancūzas prieš Prancūzijos komandą, mačiau jo statistiką, tai buvo tikrai atrodytų puikiai, nors ir tai žinai, 28 naudingumo balai. Kai tu įmeti 108 taškus, nu, tai tų gerų pasirodymų tose rungtynėse buvo ne vienas ir per jos praeisim, tai vienas iš jų Silveinas Francisko. Kaip ir žaidėjai, kuriam šiaip rinkti taškus iš 2 prieš 2 bus labai sunku, nes jie labai gerai, ką jie, kaip ir minėjau, daro, jie labai gerai stabdo kamuolį. Dėl to aš galvoju, kad jis turės nemažai nusimetinėti, ką jis čia darė. Ir aišku, vėl galim pakalbėti, kad šitas momentas gali veikti, kai jam padus atgal. Ir va čia tas 1-1 atakavimas, ką jau matėm, tai čia yra tas, kas gali veikti. Aišku, greitam puolime, jeigu turėsim momentą tritaškai, tik tai, sakau, reikia neperlenkti lazdos su tais ankstyvais metimais. Aš kažkaip, galvoju, kad jisai sužais įspūdingas rungtynes Francisko. Aš galvoju, uždarys sezoną įspūdingai. Kažkaip tai nuojauta. Sezoną gal dar sezoną neuždarys. Reguliarų galbūt. Bet daugiau galvoju, mes matysim jį žaidžiantį 1-1. Nes jam 1-1 gynėjai jų jie kaip komanda ginasi, agresyvus yra, bet kad ten, sakytum, labai jau kažkoks, Katara geras gynėjas. Gerai, gali išskirti. Kiti, nu tai ten gali prisiknisti iš tikrųjų prie jų, nes jie ten turi tų savotiškų minusų. Jie funkcionuoja daugiau dėl kitų dalykų. Ir tas 2 prieš 2 žaidimas jau ne su 5 pozicija, bet su visais kitais gali būti veiksmingas, nes 5 pozicija labai gerai žaidžia 2 prieš 2 gynybą. Kitos pozicijos jau nėra tokios geros. Ir atakavimas 1-1, sakau, čia dažniausiai, aš manau, kad atakuojama bus gynėjai nedideli, ne aukšti žaidėjai. Ir čia grinai buvo pasirinkta, matom, nelaukiama, atakuojama būtent kiti žmonės. Bet realiai tai čia praėjo per 3 žmonės Francisko, galima sakyti. Nes jie labai agresyvūs, bet tu juos gali pramušti. 2 ir dar Hifis, 3. Jie bando į tas pagalbas eiti, bet ne visą laiką jie spėja ir sakau, čia tie taškai buvo renkami. Tai kitas žmogus, kuris turėjo geras rungtynės, tai buvo Gosas. Irgi 25 naudingumas, 18 taškų, Francisko 26 taškai, 28 naudingumo. Įdomu, kad plus minus rodikliai, tai Francisko -1, Goso +2. Tai reiškia, kad vis tiek jie ir puikiai žaidė, bet viskas buvo labai artima ir su jais aikštėje. Ja, tas nieko ten per daug nesikeitė iš esmės. Tai Goso situacijų, kad vėlgi, jeigu geriausia bus atakuoti ne 2 prieš 2, bet tiesiogiai 1-1, tai turėti tos, kaip va čia dabar Hifį pasigauti ir pasimti jį granai ant savo fiziškumo, nes nėra labai fiziškas žaidėjas, tai čia Gosas tą gerai darė. Vėl išėjęs atakavo, aišku, Kataran, matom, tikrai neblogai sustovėjo, čia nebuvo lengvas metimas,
Bet vėlgi darė savo dalykus, eidavo su kamuoliu į baudos aikštelę. Ir 4 pozicija irgi užatakuot. Čia dabar vėlgi toks momentas, kai tu ateini ir statai tą vadinamą flat užtvarą plokščią. Užtvarą, tu šitas žaidėjas nežino, kurią pusę dengti. Nes šitas žmogus, kuris su kamuoliu gali pasirinkti abi pusės verštis, nes užtvara tokių kampų pastatytų, tau neparenka jokios pusės. Automatiškai šitas žmogus, kuris ginasi, jisai nežino, kurią pusę rinktis dengti ir nelabai žino, kaip stepautuot. Ir čia gavosi pagavo, matau, jis lytis bandė atspėti, kad eis į šitą pusę, o Gosas nueina į kitą. Ir realiai didelis žmogus, o mažas užstrigęs, ir didelis žmogus, kuris turėtų stabdyti kamuolį, to jo nėra. Ir Gosas prasiveržė, pelno taškus. Bet matom, labai lengvai įdavo su į baudos aikštelę. Kitas dalykas žaisti tarp gynėjų. Su Sirvidžiu žaidė 2-2, įsitrauk Herrera, kuris nėra geras gynėjas, ir jį irgi vėl atakuot. Tai čia irgi momentas. Vėlgi matom, užatakavo būtent Hifi agresyviai, tai manau Goso čia bus pranašumas. Ir Hifis, ko gero, ir bus taikinys irgi vienas pagrindinių, gal bus pagrindinis. Manau, bet jau daugiau 1-1 žaidime, matome, ką mes matom, nei 2-2 situacijas įtraukinėję, nes atėjęs 5 žmogus gelbėjo labai stipriai Hifio situaciją gynybai. Nu, turėjo, aišku, 3 metimą pataikyti, kas daug jų nemeta, bet vėlgi laiks nuo laiko kažką iššauna. 1 iš 3. Apskritai, Žalgiris tose rungtynėse 3, šiaip Žalgiris yra taikliausiai 3 metanti Eurolygoje komanda, tai nevertėtų stebėtis, tai 47,6% taiklumas 3. Bet vėlgi, kaip kalbėsim komanda, kuri žaidžia agresyvę gynybą ir jeigu kamuolys gerai vaikšto, labai bus svarbus pataikymas, kaip iš žmogaus, kurį matome ekrane, Ašlo Tubelio, nes dažniausiai pagalbos eina rizikos nuo jo. Arnas, Ule, Ignas, čia tie žaidėjai, kurie perimetre bus išsiplėtę, tas pats aišku Slyva. Jų pataikymo labai reikia šitose rungtynėse. Šiaip Ašlo pirma pusė buvo neypatinga, jo beveik visi taškai buvo surinkti antroji pusėje. Tik vieną momentą išskirsiu, kad atrodo, kai tu presinguoja gynėjus ir juos atkirtinėja, tai yra labai svarbu, matėm ir Birutį išsivarantį kamuolį. Ir čia matom Ąžuolą irgi kaip gynėja, prasivarantį kamuolį ir surandantį Birutį. Tai viens kitą kelis kartus surado. Tai čia tos pagalbos iš tikrųjų gynėjam vis dėlto gali prireikti, nes tikrai komanda, kuri labai agresyviai žaidžia. Ąžuolui čia buvo rekordinės rungtynės pagal naudingumą ir jeigu įdomiai, aš tai jau pamiršęs jo tą pirmą pusę, bet iš viso jisai surinko 17 taškų, 26 naudingumo balai. Didžioji dalis antroje pusėje, nes čia viską matom iš antros pusės. Tai čia buvo surastas jisai ir tokioje situacijoje, kur įmetė savo tą flauterį vadinamą. Ir apie ką aš kalbu, kad prie 2-2 gynybos čia Francisko labai gerai nuo užtvaros numuša, labai, aišku, jie gerai statosi pagalbos, jie baudos aikštelę bando saugoti, ne visada tas pavyko, bet šiaip jie tai daro. Tai vėlgi kamuoliai, kurie išeina iš vidaus į išorę, ypač kai tu turi kampuose žaidėjus, reikia pataikyti. Reikės pataikyti, tai čia šitas dalykas bus labai svarbus. Šiaip pats MBA nėra, šiaip iš puolimo pusės, kas svarko, iš gynybos pusės nėra labai geras gynėjas, čia matėm tikrai specialioje situacijoje, gana lengvai pagavo Francisko, užstrigo jisai užtvaroj, tokia specialia situacija, gana lengvai rastas buvo Ąžuolas, bet čia matom visi taškai yra renkami antroji pusėje. Ir vėl greitam puolime sprintavo. Tai irgi pelnyti taškai buvo. Ir turbūt, aišku, užbaigsim dar kartą, pasikartosiu, aišku, bet su to metimu, kuris uždarė rungtynės. Bet liūto dalį taškų matom iš tų 17 ir viskas surinko antroji pusėje. Ir turbūt turim tokį herojų tų rungtynių. Apžvelgsim, nes pasižiūrėjus į statistiką, tai Mozesas Raitas buvo šešėlyje su 6 taškais, o Laurynas Birutis su 17 ir žaidė 26 minutės Laurynas. Šiaip varžovas tiko jam, galvoju, jis irgi tų minučių turėtų Kaune gauti, o kaip galvoju, dėl ko jisai surinko tiek daug taškų? Tai aš jau visą laiką žinau, kad Francisko greičiausiai, kiek čia asistų, kas čia jam padarė. Gosas vadinasi. Gosas prikišo 10 asistų. Tiesiogiai šiaip... Iš 2-2, ne? 2-2. Esmė, kad kai tave stepautuoja, tai centrų ką tik reikia daryti, kuo greičiau leistis po krepšiu. Ir tikėtis, kad gynėjai, kurie nusimetinėja kamuolį, nusimės greitai ir kad kol gynyba suvaikščios, tas kamuolys iki tavęs prieis. Tai jam toks, ta gynyba buvo labai paranki ir visi taškai, kuris jisai pagrindė rinko, tai 2-2 situacijoje
jisai paprasčiausiai leisdavosi po krepšiu ir ieškodavo perdavimo. Tai arba tiesioginio, jeigu pagalba vėluoja, arba per žmogų, jeigu ten pagalba laukia. Tai, bet pagrindė, kai matėm, viskas yra iš 2 prieš 2, statė užtvarą, leidosi, kas gerai, kad nemažai leidosi veidų, tada tu turi kontaktą. Tai čia irgi Francisko biškai išlaukė, išskaitė, kol matė, kad gynyba pabijojo būti prie Biručio, jau taip norėjo grįžti prie Brazdeikio. Tai suradom iš tikrųjų tas spragas gynyboje, tas jų klaidas, kai baudos aikštelė buvo laisva. Čia irgi iš to situacijų svarbu, kad paimti ir nestatyti užtvarą, nes jie, matom, jie eina į stepautą jau iš anksto. Tai čia Birutis truputėlį anksčiau pradėjo leistis ir vėlgi išprovokuota pražanga. Tai pagrindė visi taškai, matom, iš 2 prieš 2 leidimuose, kol nespėdavo gynybą susirotuoti. 5 išprovokuotos pražangos Biručio, tai yra labai geras rezultatas, bet tose rungtynėse 11 pražangų išprovokavo Francisko. Wow. Ir Žalgiris šitose rungtynėse atliko 27 rezultatyvius perdavimus. Irgi didelis skaičius. Čia labai geras skaičius. Aš manau, šito skaičiaus labai reikėtų, nes tai atspindi, kad Žalgiris dalinosi kamuolį. Tai judint kamuolį prieš tą gynybą yra labai svarbu, neperlaikyti kamuolio. Tai va čia esmė. Nemažai tu jau svarbių dalykų paminėjai. 1 prieš 1. 3 taškių pataikymas, rezultatyvūs perdavimai. Tikrai bus iššūkių. Tie dalykai yra baziniai visos rungtynės. Aš dar aišku galvoju, ir laimėjom kovą dėl kamuolių prieš Paryžių ir faktas, kad neleisti jiem šokinėti po tuo savo krepšiu ir po varžovų irgi labai svarbus dalykas. Tai dar vienas, kuris ko gero kertinis yra. Na ir čia, aišku, Ąžuolas surado Birutį, bet matom, visi jo taškai buvo sukurti kitų žaidėjų, jisai nieko pats iš savęs nekūrė, bet galvoju, kad žaidėjas, kuris gaus savo minutės ir gali būti, kad jie atsitiks taip, kad jis gali būti sėkmingas vien tik dėl šitų paprastų dalykų, kad jeigu jau komandos draugai, ta prasme, atitinkamai po parinkto rungtynių plano išsimėtis, išsidalins kamuoliu, tai jisai gali būti iš tikrųjų veiksmingas žaidėjas. Ir bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip Mozė ar bus tai antros rungtynės prieš Paryžių, kai nepaeis, nes 13 minučių tik tai žaidė, bet reikia ir pripažinti, kad čia dar buvo tos rungtynės, kur Mozė buvo vienoks, dabar jisai yra kitoks ir bus įdomu. Rungtynės įvyko iki lūžio ir man atrodo, jos buvo arti to taško, nes jau po to ten tik sekė rungtynės, kur Žalgiris jį tik vis mažiau ir mažiau leido į aikštelę ir mes jau po to pradėjom dvejot. Dabar Mozė kitoks, šiaip paskutinės rungtynės man nebuvo, nelabai patiko, kaip jisai įėjo, bet tų tokių jo išplaukimų yra buvę ir anksčiau. Kaune, kai jisai žaidžia namie prie savų fanų, jisai kitoks, tai aš galvoju, kad jisai turėtų, aš manau, jis turės vis tiek geresnės rungtynės negu Paryžiui, tai čia net nebejoju, plus rungtynės turi iš tikrųjų didžiulę svarbą. O dabar, jeigu eitume prie jų individualių pasirodymų ir šiaip iš esmės jų pagrindinių žmonių, tai Hifi pasirodymas buvo vis dėlto įspūdingas būtent tose rungtynėse ir aplamai žaidėjas toliau demonstruoja savo klasę. 19 taškų, 18 naudingumo, energijos, sakyčiau, daugiau negu reikia, atrodo kažkas tai, pakūręs jį yra ir jis ten neužgesta niekad, atrodo nepavargsta net niekad. Ir žinai, man tarkim, jeigu vis tiek daugelis žiūrėjom praėjusį sezoną, kai Šorcas buvo ir tas Hifis ir atrodė ten, ir man atrodė praėjusiam sezone jisai gal tokių, ar čia mes pripratom prie jo, dabar netrodo, kad labai daug kažkokių tai nesąmonių jisai darytų, man atrodo dar daugiau brandos jo žaidime ir tokios, ar čia tu tiesiog pripratai ir žiūri, kad tau visai logiškai atrodo jo tie greiti metimai ir taip toliau, bet ką aš noriu pasakyti labiausiai, akcentuoti, kad tai yra 7 naudingiausias lygos žaidėjas ir 2 rezultatyviausias lygos žaidėjas. Tai reiškia, turi klasę žaidėjas, nes visi žino, kad jį reikia dengti, neleisti, bet jis vis tiek sugeba susirinkti. Panašiai kaip Francisko. Minučių daug nežaidė, jie naudoja labai didžiulę rotaciją, jie kiek, 20 kelios turbūt, ne? Taip. 22-14. Galbūt daugiausiai iš visų Paryžiaus žaidėjų, bet šiaip tai 22 tai nėra, kad sakytum 30 minučių, tai tikrai per mažą laiko tarpą jisai renka didelius taškus. Bet, žinai, dėl ko tau jis atrodo, turbūt, Francisko žaidžia 27 minutės vidurkis, tai 5 minučių vidurkis, tai čia yra didelis. Nemažas, iš tikrųjų. Bet, žinai, visa komanda
žaidži tokį krepšinį, tai jisai tos komandos dalis ir tavo dėl to viskas atrodo logiška. Gal būtum Žalgiry pradėti tokius mėgti? Tai... Aš klausiau jūsų laidos ar kito čia mūsų laidoje buvo kalbama, kad aš tai norėčiau jo Žalgirį, man tai būtų įspūdinga, man atrodo, wow, žaidėjas tikrai super klasės. Labai, labai didžiulė rizika. Iš Paryžiaus imti žaidėjai, pažiūrėk, visi Paryžiaus žaidėjai išvažiavę, jie jų Šaratas visai Jantanas nežaidžia, Šortas šešėlyje, neranda savęs, Malcolmas, toks rolė žaidėjas visiškai yra HPL-ėje, Vordas Olimpiakose, gali sakyti, galbūt labiausiai, bet ir tai jis labiau kūrentis buvo Paryžiui, ten irgi padarytas daugiau tokių pagalbinių žaidėjų. Tavo argumentai tavo pusėje, kad tai nereikia Hyfio Žalgiriui. Galima būtų pabandyti, bet visą laiką būtų labai didžiulė rizika su juo. O ką turbūt, aišku, sugauti reikia, tai tos vadinamus, tos džemperius, vidutinius metimus, kai jie šoka, meta, koordinuos, atrodo, be koordinacijos, bet pataiko tos metimus. Tritaškis metimas, tai aš turbūt labiau norėčiau agresyvesnės gynybos. Jisai iš tų žmonių, kur nenori labai nusimetinėti, tai kažkiek patako, turbūt jį labiau reiktų, taip, nežinau, kaip Žalgiris pasirinks daryti, bet ar tai 1-1 į dvigubint, ar tai 2-2 agresyviau, pamesti, va taip, kaip čia tokias klaidas daryti, jo labai negalima, nes tritaškis yra tikrai geras pas jį. Įdomu, kad ir tritaškius, ir dvitaškius praktiškai 50% ir to išmeta, tai įspūdinga tikrai. Ir vengt turbūt to vadinamo match-upo prieš Francisko. Aš galvoju, jam reiktų aukštesnio. Arnas, manau, geras. Gosas galėtų būti geras. Dovis Gedraitis. Manau, jau tie du žaidėjai, kurie čia vedantis yra, tai jie turėtų turėti tikrai gerus gynėjus prieš save, nes 1-1 tai įvairiais būdais gali atakuoti. Matom ir čia net ir kaip ir stumė į dešinę, bet įėjo, susikoordinavo, išmetė. Tai talento nemažai pažaidėjai yra. Statistikos tokios dabar, nesu atsivertas, bet taip, ką žiūriu, tai vidutiniškai po 17 metimų maždaug išmeta per rungtynes. 22 minutės, o ne? Wow. Na, aišku, tempas, pažiūrėkit, vieno perdamo, be perdamo, kad iš to situacijos atsivarė, iš karto 2-2 žaidė. Ir ką aš kalbu, Gortat situacijų, žiūrėk, dar kartą, ką minėjau, tai šitą reikia sužiūrėti. Jeigu tu turi dėl ko turi būti didelis kūnas prieš jį, kad būtent šitų momentų tą dvikovą fiziškumo neleisti jam pramušti ir grįžti į savo stiprią ranką. Tu realiai turėtum stovėti ir jau jį atstovės fiziškumu, priversti jį lipti ant Mauryso Raito ir telų metą. Nes čia dabar grįžta, o kai jis grįžta, čia jau yra atitvertas savo žmogus ir čia pelnyti taškai. Tai čia, sakau, tą vadinamą Gortat ir gyvatę, tai yra labai svarbu, nes jie labai puikiai tą daro. Ir aišku, greitam puolime, tai ir tritaškiai metimai, ir šiaip dvitaškiai, tai koordinuotas, spūdingai atrodo. Bet šiaip įspūdingiausia atrodo tai jo energija. Atrodo visą laiką toks iššokinėja, neatrodo, kad prisuko kažkas ir jis ten kaip tos vaikų visas varo ir niekam nesustojo, tai įspūdingai atrodo. Kaip galvojat, kiek buvo šį sezoną rungtynių, kai jis išmetė 10 ir daugiau tritaškių? 10 ir daugiau? Koks trečdalis rungtynių? Ne, 4 rungtynės. Jo, bet tai vis tiek aš galvoju, kad čia įspūdingas skaičius. 10 triškių, tai čia yra žiauriai daug. 11. Įdomus skaičius yra su Madrido Realu. Žaidė 27 minutės, išmetė 9 dvitaškius, 11 tritaškių, iš tų 11 tritaškių pataikė 1. Ne pačias geriausias. Tai va, tokių palinkėsim. Palinkėkime, ne tokių rungtynių, tik tais gali būti kitaip. Ir šiaip, ta komanda, jeigu žiūrint iš puolimą, tai pastatyta viskas ant 2 gynėjų. 2 gynėjai turi kamuolius, jie žaidžia daug 2-2, iš to visas kūryba ir vyksta. Tai antras iš jų Justin Robinson, tai dar vienas kairiarankis gynėjas, tai čia gal pamainalė Šortui turėjo būti. Bet šiaip žaidžia neblogą sezoną, turi 14,5 taško, 14 naudingumo, tai toks visai įdomus žaidėjas. Bet tik tai skirtumas, kad jisai daugiau jau paremta pas jį viskas prasiveržimais. Tai nors ir kairė rankis, gali ir į dešinę, gali ir į kairę. Vėl tos Gortat situacijos su gyvatė, tai čia dar kartą pasikartosiu, bet tai yra labai svarbu. Ir čia vėl tie prasiveržimai, matom, įeina, gali ir dešinę užsibaigti, bet jau turi būti tas fiziškumas, jau einant su įsidinėje su kamuoliu turi būti šalia. Prakirtimas, įmetimas, tai čia būtent Justin Robinsono pagrindinės savybės.
Metimas iš distancijos nėra pats geriausias dalykas, ką jis daro. Tai čia kažkiek tai gali parizikuoti galbūt čiut, bet nedaug. Nors greitam puolime vėlgi susistatęs kojas meta žymiai geriau tai ir meta drąsiai. Tai čia vėlgi reikia žiūrėti nuo dienos, bet daugiau aš galvoju, kad vis dėlto atiką reiktų sužiūrėti jo tos draskimus po krepšių, nes matėm, kad tikrai žaidėjai, kurie drasko Žalgirį, jie ir drasko. Tai aš taip ir su Partizan rungtynėse apie Karliką Džonsą kalbėdama, kad aš manau, kad per daug. Tai šita problema apie Žalgirį yra. Ir ką, žmogus, kuris nėra tas. Šiaip tai, jeigu jis sužaidė geriausias rungtynės su Žalgiriu. Savo karjeros, ne? Gal net ir karjeros. Šio sezono tai tikrai žiūrėjau. Tai... Ne, karjeros galbūt nebus geriausias sužaidęs, nes šiaip jisai yra, galvoju, aukštesnio talento žaidėjas negu jo skaičiai. Jisai yra Prancūzijos rinktinės žaidėjas. Bet tai klausyk, beveik mano gimimo. Tik 10 metų jaunesnis. Jokauju, 89. Čia, žinai, įspūdinga. Tai aš jį atsimenu iš Prancūzijos rinktinės, jis buvo pagrindinis 4 numeris su geru metimu iš toli. Ir čia irgi su Žalgiriu mes labai didelę problemą turėdavome, ypač su jo metimais ir jo žaidimu 4 pozicijoje 2-2. Tai čia buvo pagrindinis momentas. Galvoju, kitoj komandai, kur būtų žaidimas pastatytas truputėlį kitaip, kuris gal žaidžia daugiau minučių, jisai galėtų būti aukštesnio naudingumo ir rezultatyvumo žaidėjas. Dabar šitoje sistemoje jie ten dideli žmonės truputėlį paskęsta. Jie ten po 2 gynėjų ir dar vieno žmogaus Lamaro Stevensono ten statistika pas visus labai vienoda pasidaro ir ten nelabai kas išsiskiria. Tai įdomu, gynėjai ir visi. Įdomu, kad Baje, šiaip vidurkis 7,5 taško mums 23 atseikėjo, tai tu įsivaizduok, kiek kartų labiau neįprasta. Ir čia turbūt, ką gyrė Ąžuolą iš puolimo pusės, tai gynyboje truputėlį jis turėjo problemų. Tai manau, kad šito vietoje turėtų, žinai, ta ambicija kažkiek viduje reabilituotis turbūt turėtų būti ir norėti. Nes paleisti tritaškiai metimai, tai čia vienas iš tų dalykų. Ir ką darys su žaidimu su 4 pozicija 2-2, nes jie kaip ir nenorėjo keistis. Jie norėjo galbūt bandyti žaisti tą silpnos rankos gynybą, bet su žaidėju, kuris atšokinėja ir yra geras metikas, tai labai pavojinga. Tai čia šitoje vietoje jisai baudė mus stipriai. 3 pataikė iš 5. Šiaip irgi įdomus žaidėjas, taip nepasakytum, bet gerai tu sakai, kad apskritai Paryžius meta tiek pat 3 taškių ir 2 taškių ir Baje išmetė 2 taškių. Tai aukštas atrodytų turėtų, ar ne? 94 per šį sezoną 2 taškius ir 92 3 taškius. Tai pick and pop žaidėjas, visiškai tas stretch four, tai čia man tai nenustabu šitoje vietoje. Tai čia buvo ta problema su 4 pozicija, su pick and pop, tai matom 2-3 taškius. Kitas dalykas, tai yra visai neblogas žaidėjas ir su kamuliu atšokęs, jeigu nemeta, tai atakuoja. Bet problema, sakau, buvo tame, kad mes žaidėm per pasyviai prie žaidėją, kuris yra pick and pop žaidėjas ir gali daryti iš perimetro. Ir tu jau šitoj vietoj, čia jau jisai gali ir mest, ir atakuoti vėluojančią gynybą, ką padaro. Tai visi taškai matom, po to jau eina Ąžuolui, vos ne 1-1. Ir čia su kamuoliu, pažiūrėk, tikrai pakankamai turi daug talento žaisti. Aš galvoju, kad tai žaidėjas, jeigu būtų kitoj komandai, kažkiek apie jis galėtų turėti geresnius skaičius, nes talento turi. Gana nesunkiai, sakau, ir visi matom taškai Ąžuolui. Ir toks, žinai, man šiek tiek paneša į tą prancūzų velnę, kur lėtas man toks būdavo, bet ne Diau. Norėjau sakyti Diavara. Diau. Šiek tiek turi kažkokio tokio, tik tas Diau gal dar buvo toksai daugiau jėgos. Diau nebuvo toks geras metikas. Jisai su kamuliu labai gerai žaisdavo, jis labai gerai jau po to vyresniam amžiui, kai jis abiškai pasidarė toks pilnesnis. Su užpakaliu, ar ne, nusistumdavo. Jis labai gerai jo tą kūną išnaudodavo, bet jaunystės buvo atletas. Labai įdomiai. Kažkaip aš esu Boris Diau, daug matęs ir aišku, ne viens prie vieno, bet žiūri, yra tokių kažkokių taip. Čia irgi pramušė įdėl. Tai Ąžuolui realiai tikrai nemažai taškelių pririnko. Tai manau, kad Ąžuolas turės ambiciją reabilituotis. Bet ką daryti su 4 pozicija, tai tikrai manau, kad negalima gintis taip pasyviai ir atidarinėti pick and pop situacijų. Greičiausiai galvoju keisi su juo.
Bet ką darys su tais gynėjais, gal reikės eiti jos ten į dvigubą gynybą. Wow, įspūdinga, tikrai. Nėra paprasta. Ir man atrodo, tose rungtynėse bus taip, kad tu tikrai turėsi kažkaip tai reaguoti rungtynių eigoje ir naudoti tą galbūt ne planą A, galbūt planą C ar dar kažką. Tai bet čia akivaizdžiai matau, kad planas, kuris buvo žaisti su 4 pozicija, buvo neteisingas ir aš galvoju, čia matysim kažkokį pakeitimą. Įdomu, aš galvoju, jie keisis. Kol kas, kiek buvo, kiek esi parodęs, man atrodo, tai viskas būdavo ir kiti sprendimai ir buvo priimami, kur tu jau sakydavai, na va čia va, matom, kad tai tikrai visiškai nepavyko, tai visą laiką jie tada darydavo. Tai įdomu, kaip bus dabar sprendžiamas šitas dalykas. Matus reaguoja, visko daro, save analizuoja, reaguoja, tai čia yra puiku. Nes blogiausia, jeigu būtų darytų tą patį ir ant to paties grėblio ir vėl ir daužytų tą galvą į tą grėblį, tai čia, sakytum, jau kažkas tai tokio. Ir ką, žaidėjas, kuris nežaidė su Kaunu, prieš Kauno Žalgirį Paryžiuje, tai Lamar Stevens, jisai prisijungė nuo 13 turą, Bijau, man atrodo, traumuotas iki tol buvo. Tai dar, iš tų dar tokių pagal statistiką, vienu iš rezultatyvesnių turbūt jų žaidėjų. Nuo 13 turo, tai. Ir profilis toks truputėlį gal išsiskiriantis iš visų kitų. Jisai, sakyčiau, tokios 3, galbūt kažkiek galintis 4 žais, bet pagrindė 3. Žaidėjas, kuris neturi stabilaus metimo, kuris labai gerai turi didelį kūną, šiaip didelis. Ir labai gerai žaidžia su kamuoliu ir eina būtent į kontaktą. Kūno valdymas, krypčių keitimas po krepšių ir kūno išnaudojimas, tai jos stiprybė yra. Matom, muša kamuolį, įeina į vidų, tikrai turintis talento apžaidinėti su kamuolio varimu ir įvairiais apgaulingais judesiais, bet viskas arčiau krepšio. Tos irgi klausaut situacijos, kur tai matom, kad didesnė dalis komandų rizikuoja, tritaškų daug nemeta, bet negalėjau taip visiškai 39%. Tai metimas nėra pats geriausias, nes pagal komandų rotacijas galima tą spręsti. Čia irgi, pažiūrėjau, visi pagalbose, bet rotuoja net nešoka ir nekelia rankos. Tai jeigu laisvas visiškai gali pataikyti, nors nėra labai stabilus. 2 prieš 2 gali sužaisti, bet prie 2 prieš 2 vis tiek žaidėjas, kuris nori daugiau atakuoti po krepšiu ir pliusas visas jo žaidimas atviroje aikštelėje. 2 prieš 2 ankstyvas, bet esmė prasiveržimai. Matos, turi kūną ir pramušinėja. Rizikuot kažkiek sumetimų gali, nuo dienos visiškai žaidėjas, bet to tokio atviroje aikštelėje įsileisti tą tokį bėgimą, tai... Nesustabdysi jau toks traukinukas, jo kažkiek galbūt galim primena... Horton Tuckerį iš Fenerbahčės kažkiek, tai galbūt stilium žaidimo taraninis, toks žaidėjas daugiau. Gal tik tai sakyčiau, Tuckeris labai taip drastiškai nori tą savo eiti į kūną. Ir tokios sprogstamumo Tuckeris gal irgi turi daugiau atrodytų, nežinau. Bet čia toks naujas veidas, kurio nebuvo ir kuris kažkokius savotiškų kitokius spalvų įneša šitai komandai. Tai čia pagrindiniai žaidėjai, kuriuos aš norėjau išskirti. Bet šiaip daugiau kalbant apie komandą, tai kaip matai, pavojinga labai komanda, galinti turėti tokią dieną, kaip Leskibas rungtynės su Makabiu, pervažiavo jie Makabį be jokių variantų. Makabis dar tai buvo komanda, kuri galėjo kabintis į krintamasias bent jau, bet dabar... 113-80 įspūdingai atsekėjo. Žiūrint į Paryžiaus komandos puolimą, tai yra 3 puolimas Eurolygoje, 90 taškų kiekvienose rungtynėse pelno. Bet varžovams leidžia įmesti 91, 18 reitingas. Bet negali sakyti, kad blogai besiginanti komanda, nes atakų skaičius daro, didina taškų skaičių, tai čia vienas momentas. Ir labai pavojinga, nes jie žaidžia perdavimo linijose, jeigu jie turės perimtus kamuolius ir bėgimą į greitą puolimą, tai ten patys lengviausi taškai, tai čia toksai dar antras momentas. Šiaip įdomu, kad jeigu Eurolygoje užeini, pasižiūrėti pagal gynybą, tai Žalgiris visiškai dominuoja prieš Paryžiaus komandą ir pagal puolimą šiaip Žalgiris irgi visai neblogai kai kuriuose grafuose. Tai reiškia, kad Žalgiris vis tiek bus ryškesnis favoritas laimėti, bet labai bus sudėtinga. Labai paskutiniai žingsniai labai sunkus ir aš net sakau, man būtų turbūt geriau, kad Žalgiris žaistų namie prieš kokį, nors sakyčiau,
aukštesnė komanda, kokia, kuri pretenduoja jau į kažkokius titulus. Aš manau, būtų lengviau žaisti negu dabar prieš tokį Paryžių, kuris atvažiuoja be įtampos, žaidžia laisvą krepšinį, mėgaujasi to krepšiniu, turi jauną naują trenerį, po kurio jie vėl atsiskleidė su savo tom spalvom, kurias jie turi. O mums tai bus tas, momentas, mums reikia už reikia, kur reikia. Ir matėm, kokios tos rungtynės sunkios gaunasi, kai yra tas, kur reikia. Tai įsivaizduoju, baimė truputėlį yra. Pradžia ir pataikymas bus labai svarbus, kad atrištų, ar ne, tą tokį... Judint kamuolį, neperlaikyt kamuolio, nepasimes prie jų iš tikrųjų tų šokinėjimų, nedaryt klaidų, neleisti jiem bėgti, stabdyti greitą puolimą. Tai tokie pagrindiniai momentai, ką reikia Žalgiriui padaryti ir laimėti rungtynės ir tada jau žiūrėsim, kas ten bus. Jeigu laimim, tai įspūdinga, tada mes esam play-offuose, tada turim kaip minimum dar ekstra 3 rungtynės. Wow. Ir tos rungtynės, ten jau šachmatų partijos, žiūrim prieš ką žaisim, kaip ir ten. Jeigu laimim, greičiausiai turėsim vieną iš 3 varžovų. Tai Realas, Fenerbahčė arba Hapoelis. Jeigu pralaimim, gali būti įvairių scenarių. Penktadienio vakaras, mėlieji, tai aš galvoju, Švyturio turim, bet jau pasirūpinti tikrai galim, nes jau diskusija bus visai kitokia ir žiūrėsim, arba liūdėsim labai stipriai, arba labai stipriai džiaugsimės. Galbūt dažnai bus momentas, kad tu lauksi varžovo savo. Gali būti, palauksim, pabrauzinsim, jeigu neturėsim ką kalbėti. Laivę brauzinsim, lauksim ir taip toliau. O tarp kitko, čia irgi matau dažnai, kad Hebra pasileidus irgi fonetas būna rungtynės, jie aptarinėja, kaip ten kokia Cervena ar ką žaidžia. Žodžiu, ačiū Jums už tą laiką skiriamą, už tą visą sezoną. Reguliarus artėja prie pabaigos, bet mes jokiais būdais neatsisveikinam. Laukiam Jūsų penktadienį ant karštų. Žalgiris Paris Basketball. Bus žiauriai įdomu. Iki. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Subalansuotas, ryškus, nepaliekantis abejingų. Švyturys Extra Dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Pro X padėlo lygos transliacijų rėmėjas Kazino Admiral. Nuo vienos idėjos iki 1000 galimybių pasiekti pasaulį. Kilo sparčių verslų kūrėjas.